Sveiki, ruošiu rinkinuką. Reikia paaugliui geležies. Tai rekomendacijos yra formulė 5. Tai jame visi reikalingi dienos normos vitaminai, mineralai, plus grūdai, lipidai, steroliai ir geležis. Geležis paimta iš petražolės. Taip kad maisto papildas pagamintas iš maistinių medžiagų. Labai rekomenduoju, apima visą spektrą. Tikrai prieš daug metų esu vaikui pirkus iš vaistinės vieną geležį. Kai pradėjau truputį daugiau domėtis, vienos geležies tikrai nerekomenduoju, nes jai reikia atitinkamo šalia kitų vitaminų ar mineralų, kad ji ją pasisavintų ir absorbuotų ir veiktų. Ne šiaip sau, ji dedama į kompleksą yra, ne šiaip sau. Atsiminkit, vieną gali būti, kad nebus naudos. Plius neaišku, iš ko paimta ir kaip jį veiks. Sekantis iškeliauja losjonas. Losjonas orai sušilo, vasara, saulė. Mano nuostabiausias, visų pamėgtas. Visų pirmas pamėgo mano sūnus, tai buvo žiema, nugarinti žandai nuo vėjo, raudoni, perštėdavo. Ir ką esu betepus, visus prašydavo nuvalyti, nuplauti, nes mama sakydavo, man peršti skauda ir nebūdavo. Ir šitą pamėginus vienintelį, kurio vaikas nenusiplaudavo, jam jokio diskomforto, jokio erzelio. Ir vakare patepus, rytą atsikeldom, būdavo gražiausia, šviesiausia oda. Po to pradėjau darbe naudoti su klientėm. Mano klientės ne visos mėgsta iš po procedūrų pasitepti kremu ar losjonu, nes kitom vairuoti reikia, kitos grįžusios darbą reikia rašyti kažką ir sakydavo, nepatinka riebalas, nuo vairo ranką nuslysti gali, tušinukų rašyti vėl nepatogu. Šitas nepalieka jokio riebalo. Tai mūsų nuostabusis losjonas. Tikrai išmėginkit, naudokit ir džiaukitės. Tinka visam kūnui, visam apskritai. Tokiam, sakykime, vaikui ir veidukai patepti, ar šiaip išleidžiam į lauką visą ištepu apsaugot. Tai šitas ir išvažiuoja aloe gelis. Pradėjo mumis kramtyti, valgyti, odai. Tai, sakykime, niežti. Štai turėjau gerą tokią madą su seilėm patepti, turbūt ne aš viena. Tai atradus šitą gelį, aš nežinau, mūsų šeimai per vasarą, aš nenoriu apsinuoti, mažiausiai 2 sueina iš tikrųjų. Tai jeigu turit niežtimą vietą, tikrai drąsiai lašą dėkit, nepadarykit kaip su seilė, nepaseiliokit, šiek tiek daugiau nepagailėkit ir leiskit padaryti savo darbą. Nuims niežėjimą, jau neskaitant, ką mes turim kantrybės, bet jeigu vaikai nebesikaso, tai super. Mes pernai neturėjom jokių guzų, jokių nusidraskymų, ypač naktim. Šiaip kas liečia, jeigu dar kas nepabandėt, tai kalcio magnio D kompleksas. Man jau kokteiliai ant galvos krent, jau laikas gerti. Tai šitą kompleksą vasaros metu, aš nešneku apskritai, bet nuo tų pačių įkando būna sualergizuoja ir tėtinimai ir visa kita, tai iš vidaus labai puikiai nuima lygiai taip pat. Tai, sakykime, šitas duetas nepamainomas. Plius mes per prakaitą, mums labai daug išeina to pačio magnio, kaip sako, kalcį irgi per prakaitą, labai daug prakaituojam nuo karščio ir pradedame šlungiai traukti. Vartosit šitą, neturėsit jokių mėšlungių, jokių problemų, išprakaitavot, kaip sakyt, bet jeigu šitą vartojat, organizmas
neduosiu jokių kitokių signalų, bet jausitės puikiai. Tai va, tam kartui tiek. Gražios, saulėtos vasaros. Iki.